Labadiena. Labadiena. Tai prašyčiau jūs prisistatykite ir papasakokite apie save šiek tiek trumpai ir apie jūsų organizaciją, kurią atstovaujate. Esu Regina iš Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos. Dirbu Lieporių filiale. Bibliotekoje vyksta visokios veiklos. Mokome žmonės kompiuterinio raštingumo. Aišku, suteikime visokias bibliotekinės paslaugas. Na ir aš pati savanoriauju ir mokau žmonės, jaunimą, suteikiu jiems kompiuterinių žinių. Kompiuterinio raštingumo srityje reiškia. Taip, kompiuterinio raštingumo. Puiku. Tai, ponia Regina, prašau, paminėjote savanorystę, sakykit, prašau, kokia jūsų nuomonė bendrai apie savanorišką veiklą? Na, aš manau, Lietuvoje tai tik pradžia savanorystės ir teko matyti savanorystės apraiškų kitose šalyse, konkrečiai Londone, tai mums dar labai toli, bet aš džiaugiuosi, kad tai jau yra pradžia ir nes tiesiog apskritai savanorystė, man atrodo, žmogui leidžia pasijausti tolerantiškesniam, pajausti empatiją, pajausti, kuo kiti žmonės gyvena ir, tarkim, žmonės net, sakykime, būtų galima į tą savanorystę įtraukti ne tik jaunimą, bet ir seniorus, kodėlgi ne, jie kartais ir, man atrodo, ir visai norėtų ir panašiai. Tai aš labai palankiai žiūriu į savanorystę ir pati, sakau, teko savanoriauti, tai yra tikrai labai, labai geras dalykas. Turbūt ir dabar dar, ta prasme, tenka savanoriauti, ar ne? Taip, aš pati turiu patirtį, kiek mokant kompiuterinio raštingumo jaunimą, na, kaip pasakyti, rizikos grupėje, ne visai motyvuotas toksai. Taip. Aš pati turėjau patirties dar savanoriaujant ir neįgaliųjų organizacijai, ir juos beje mokiau juos taip pat ir kompiuterinio raštingumo, ir jiems beje ir kitoje srityje savanoriavau, padėjau, kaip pasakyti, įvykdyti tarptautinį projektą, grynai savanoriškai. Tai turiu šiokios tokios patirties. Taip, na, pasakyčiau, kad tikrai didelė patirtis šitame kompiuterinio raštingumo mokymuose turiu savanoriškai dirbant. Jau išskaičiuoju 10 metų stažą. Jau skaičiuoju, iš tikrųjų galiu skaičiuoti tokį stažą. Ponia Regina, papasakokit, ar jūsų organizacijoje, kaip, tarkim, kiti savanoriai, kaip bendrai organizacijoje pasitelkiami savanoriai, kaip jūs pati, kodėl pati ėmėtės tos savanoriškos veiklos? Na, mūsų bibliotekoje pirmoji apraiška savanorių tai buvo turbūt 2010 ar 2011 metais, tai mes vykdėme projektą Skaitmeninis pasakojimas ir mes kvietėme bendruomenę prisidėti prie šito projekto vykdymo. Ir buvo labai malonu, kai net porą žmonių atėjo tiesiog, nežinau iš kokiais būdais, atėjo ir pasisiūlė, norėjo savanoriauti ir tame projekte buvo labai daug darbo. Šiuo metu labai džiaugiuosi, nuo praeitų metų vasaros mūsų bibliotekoje irgi dalyvauja mergina Edita, savanoriauja, jinai pagal kitą programą, pagal Būk savanorių ir jinai padeda mums, sakykime, aišku, tose kasdieniniuose bibliotekiniuose darbuose, ten padeda parodas ruošti, ten auditorijas ruošia, skenuoja, bet jinai labai smulkės detalės, jinai gali net ir padėti mūsų, pavyzdžiui, lankytojams. Na, kaip spausinti, kaip kopijuoti, kaip ten dar kažką. Ar ten tokios smulkės konsultacijos. Pagalba reiškia. Taip. O pati sužinojau apie savanorystę ir iš kolegų, ir jo didenybė langas į ateitį, tai yra ir senai dažnai, ne dažnai, bet vis karts nuo karto apsilankau ir jau sužinojau, tai ir už tai ir dalyvauju šitame projekte. Tikrai džiugu. Supratau. O šiaip, ponia Regina, su kokiais, sugrįžtant prie IRT mokymų, su kokiais sunkumais susidūrėte, savanoriškai mokant, kokie jūsų būtų pastebėjimai, kokie galbūt dalyviai su kokiais sunkumais susidūrė? Man tai pirmiausiai buvo, bent jau pirmieji kartai tai buvo psichologinis nepasitikėjimas, nes aš nežinojau, kokie yra jaunų žmonių
poreikiai, nes žinau, kad mokyklose jie mokosi, yra tos pamokos specialios, tai ko vyresnioji karta neturėjo. Bet kaip paskui parodė praktika, jie labai daug ko nežino, jie moka galbūt žaisti gerai, galbūt jie moka ten dar kažką, bet, pavyzdžiui, net ir gyvenimo aprašymo, pavyzdžiui, parašymas kartais reikalaudavo labai daug pastangų. Kartais būdavo, pavyzdžiui, skaidrių pointo programa irgi mus nustebina, kad labai daug kas nežino, kad jie nežinojo, kaip ją panaudoti. O, net šitai. Jo buvo labai malonu, kad mes galėjome jiems ką parodyti. Na, aš visada mėgstu sakyti, kad mokydama kitus žmonės aš pati mokausi, nes tikrai buvo jaunuolių labai plačių žinių, kurie na, tiesiog tarpusavėje bendradarbiaudavome. Mes pasakom ir jie mums pasako. Ir buvo labai smagu, kad mes galėjom taip keisti savo nuomonę. Kartu tobulėti. Taip, ir kartu tobulėti. Taip. Supratau. O dar, sakykite, ar jūsų organizacijoje ir tarp jūsų kolegų, ar yra kompiuterinio raštingumo mokytojų profesionalų, galbūt jūs pati esate profesionalė kompiuterinio raštingumo srityje? Ne, aš esu visiškai savo mokytoja, esu tikra bibliotekininkė, kuri baigusi studijas jau senokai ir esu, bet lankiau daug kursų, lankiau labai daug mokymų, nuotolinių mokymų, tikrai daug ruošiausi ir daug skyriau tam laiko. O bibliotekoje yra nepilną darbo dieną dirbantis kompiuteristas ir jisai mokymų neveda. Ir jis neveda, supratau, reiškia, jis dirba savo darbo, savanoriškai. Taip, jisai dirba kitą darbą ir jam tai yra antraeilės pareigos. Supratau. Ir galbūt paskutinis tuomet, ponė Regina, klausimas, tiesiog vykdant šitą, bet jūsų tą gražią savanorišką tą veiklą, ar jums būtų patogu, jeigu būtų kažkokia speciali mokymo priemonė tam skirta? Be abejo, aš ruošdamasi susitikimams su jaunimu, tai aš visada naudodavausi langas į ateitį paruoštą metodinę medžiagą, bet tai yra kuo daugiau, kuo plačiau, kuo platesnės medžiagos yra, tai yra visada labai praverčia ir aš tikrai visada tai pasidomiu. Ir žinau, kad dabar yra nauja sukurta mokymo priemonė This is IT, tai tikrai jau su ją susipažinau ir dar planuoju giliau susipažinti apie tai. Puiku, supratau. Na, kągi, ponė Regina, ačiū Jums labai už skirtą laiką ir už pokalbį ir linkiu sėkmės toliau savanoriškoje veikloje. Viso gero. Gerai, dėkui, viso gero.